Matau, kad mano dalis kažkur eina. Kaip eina. Matau rankas. Delnus kažkaip atsirėmus į akmenis remiuosi kokius tais. Kažkur gamtoje esu. Ant čiurno tokie kaip burbuliukai, kažkokie scenariukai. Pati kaip robotinė. Kažkokia struktūros. Tas robotas ne tai, kad iš metalo, bet tokių kažkokių skirtingų medžiagų. Lauksiu pasąmonės, ką tu man parodyt nori. Kas čia dabar vyksta. Va tas toksai praskaidimas kažkaip, tas išsiskaidimas. Kaip pati save praradus ir susirinkus save iš skirtingų dalelių, kurios yra net ne mano. Maždaug kai nueinu, randu kažkokią dalį, šitą tiks. Ir susilipdau. Ir taip panašu, kad nėra tos visumos. Savęs nėra, to savasties. Aš esu viskas, kažkaip tai viskas esu aš. Bet tas toksai interferentinis. Čionais programos yra reptų sudarytos. Kažkoks sėdi reptas kitoje erdvėje, kažkokias tas knygas vardu. Kažkokias programos sudarinėja. Toksai žalias. Riešas. Tokį kaip katalogą paduoda ir tu gali išsirinkti, ko tu nori. Vieną tokį dalį, kitą tokį dalį. Sakau, apie kokį čia ryšį su savimi šneki. Koks galėtų būti, kai tu esi iš visur ir visko. Bet žiūriu aš jį ir sakau, ar tai mano kaltė. Dabar ar aš čianais taip jau nusprendžiau. Čia kaip gali mažą vaiką kaltinti, kad pasidarė ne tuos pasirinkimus. Čia kur internete yra tas juokelis. Mergaitės klausia, ką tu darytum, jeigu tau dėdė pasiūlytų lipti į mašiną ir saldainį. O ačiū, sako. Tai ir čia tokia situacija, kad tu nežinai tų pasiekmių, tau pateikė gražų paveikslėlį, gražiai sudarytą katalogą. Gerai, sakau, už vaikų pasirinkimus atsakingi yra tėvai. O tai tada kas už mūsų pasirinkimus tada tuo metu yra atsakingi? Jeigu mes esam tik tokiam lygmenį. Kažką tais nedasako. Va čia jau ir nutyli, kažkaip nesitikėjo. Tokios teorijos. Jūs esat atsakingi, vadinasi, ne? Jūs vedžiojat po tas visokias laboratorijas, po tos kambariukus, pristatinėjat programas, pristatinėjat mūsų ateitį, praeitį. Prikaišėt daug visokių teorijų ir duodat pasirašyti. Tai ką sakau, viskas baigiam, šitus baigas. Panaikinu kontraktą, sudeginu, anuliuoju.
iš visų erdvių, visų laiko juostų. Bet šitas kontraktas yra toksai prieš reinkarnacinis. Žiūriu, ar kiekvienoje reinkarnacijoje tu taip pat, ne, tu susirenki. Kiekvienoje reinkarnacijoje tu susirenki su savo patirtimis, su savo įsiskaudinimais, su savo dar kažkotais. Bet matau tokie kaip sluoksniai limpa, kaip purvo. Senis daraisi sunkus, apsunkęs, kaip sako, tos senos sielos, joms sunku, to purvo daug prilipę, aplipę, užsitoksinę ir joms sunku. Nėra tos šviečiančios lengvumo, sunku joms nešti. Taip ir čia matau ant sluoksnių prisidėti tų visų svetimybių. Ir paskui tu negali savęs atrasti. Tu nebesupranti, kas tu esi, nes tu esi viskas. Ir tą gali, ir to nori, ir ano nenori. Ir tu tiek pasimetęs esi ir kad tu nebežinai, kokią sritį imti, kad tu galėtum įsižeminti, išleisti tas šaknis į tą žemę ir augti, bujoti. Kaip ta sėkla, nežinai, į kokį dirvožemį pakliūsi. Sėkla tai žinoma, nei kojyčių, nei rankyčių neturi, nevaikščioja, pati per daug nepasirenka. Turi tik savo tam tikrus mechanizmus. Tai gerai, sakau. Tai kad čia duoda mums, supratau priežastį. Tai dabar, sakau, ties atsilupti reikia, kaip išsigryninti tą visą. Suprantu, čia yra informacija mūsų, čia yra kažkokie tais atsiminimai ir iš kitų kūnų, ir iš kitų reinkarnacijų. Čia daug visko yra, kaip mūsų visas kūnas būtų, ne tai, kad DNR įrašyta, o visam kūnė įrašyta. Tik tas kūnas, kiekvienas aukštesnysis, nes kai sudėjau visus kūnus į vieną erdvę, tai ir gavosi toksai susisluoksniavimas ir daugialypė informacija, daugiasluoksnė ateidinėja iš kiekvienos situacijos vis. Tai gerai, sakau, kur tada tas yra balansas? Mes esam su ta savo kiekvienas skirtinga ta našta, informacija ir ką mums su ją daryti reikia. Kur mums išsigrynint. Kažkaip maudymasi rodo, vandens procedūros. Pradžiai reikia vandens procedūro, čia fiziniai plotmėj, tavo druska visa. Druskos procedūrų. Matau, išsiurbinėja ir mes kaip išlengvėjam. Išlengvėjam, išsilengvinam visi. Matau procedūrų. Paskui miškas kažkaip eina. Bet čia vasara kažkaip basam vaikščiot
ir be kepurės, kažkaip matau atvirą galvą, kažkaip tais, kad tas vėjelis, tos plaukus tą galvą kažkaip tais praputinėtų. Kažką išima tada, tie plaukai atrodo, kaip visi elektrinė pasišiaušia piestų. Tai tie eteriniai plaukai tokie, iš jų išteka ta nereikalinga įtampa, informacija. O per žemę, per kojas tada patenka, užima ta kita energija. Sukimas ratu rodo palei laikrodžio rodiklį kažkaip tais. Nors matau iš pradžių palei laikrodžio rodiklį, paskui į kitą pusę išsisukė. Ir toks kaip koks tai senovinis plakiklis į kairę, į dešinę ir kažkur kažką tais išplakė, išputoja. Viduje užverda ten tos užputoja energijos kažkokios tais. Bandau suprasti, kurios tenais, nes kažkokia rūšis išputoja, išlengvėja. Paskui eini mišku, paskui eini išsimaudai. Ir tada čia kaip ir tavo energetika asmeninė, tavo tinkama, aukštesnių dažnių užsiputoja, o ta sunki lieka stovėti. Bet sukimasi matau miške. Ir tada eini į tą sūrų vandenį, išsimaudyti, žinoma, ir jūra labai tinka. Bet su jūros stichija kažkaip reikia jo esybę visą atskirai bendrauti, jos reikia paprašyti, kad jums padėtų išsiimti tą balastą, kur lieka. Taip ir matau, sukiesi 10 kartų į vieną pusę, 10 kartų į kitą pusę, paskui 15. 20, 25 ir vis didinė. Persistengti nereikia kažkaip, tai iš karto 50 kartų suktis. Šito nereikia, nes paskui smūgis gali būti visada per didelis. Nežinai, kas ką iššauks, o paskui pagalbos kviestis kažko, tai kitas iki gali būti sunku. Nebežinai kitas iki ką ir padaryti. Tada išputojimas tas toksai vyksta, iš tų putų nusėda negatyvas, sūrus vanduo ištraukia. Bet čia toksai giluminis gaunasi kažkokios tos senos programos, dabar vėl grįžtu prie tų pradinių vaizdinių, kai tas kūnas yra sudėliotas, surūšiuotas, kaip kažkokiu tai šiukšlių, tarkim, surinktas. Tai tos senosios nereikalingos jos ir išsiplauna. Arba kam duodi intenciją, kurių tu nenori. Arba tiesiog per tą ilgą laiką vis tiek jau kažkokios yra kampuose užkritę, užsistagnavę, užpelyję, užkirmiję, kažkur giliai. Ir jos išsiplauna. Pakol kas jos yra vis tiek tavo mano lauke. Ir jos veikia. Jau kad ir nereikalinga ta informacija. Ir tą aspektą noriu gerai, jeigu aš dabar taip intenciją paprastai išleidęs paleidinėju,
Nu, vat kažkokią tai seną programą, ar ten giminės, ar klasterio, ar savo kažkokių reinkarnacijų. Ar veikia, ar išsivalo jinai. Nu jo, matau, taip išsiplėšė, bet tai žinai, kaip supelyjusi ten kokias sultis ar arbatą išpili iš puodelio, bet puodelis lieka murzinas. O va tas toksai, tarkim, ritualas, jisai va išplauna tą pelėsį, nes tas pelėsis vis tiek neša informaciją. Kažkokius tais vat tos kertelės kampelius dar išplauna, išsivalo. Nu, tai vat reikia tvarkytis, kol nesupelyja. Taip gaunasi. Gerai, tai eteriniai erdvėj. Pasidarau aš visas tas procedūras. Duodu energijos, kas tą lauką tokį sudarau, kas nori kartu. Kiekvienas pagal savo galimybės, tiek kiek turi dabar energijos, tiek kiek turi supratimo, suvokimo. Tas tokiam gylyje, atsargiam gylyje, vat, padaro tą procedūrą tokią. Išsisukam, vaikštam basi, lipam galvom. Ir prie jūros, va matau, gerai irgi basas plika galva, tas vėjas labai gerai, va irgi išnešioja tos dažnius, tos srovės. Nu ir tada va šokiai į jūrą. Atmirksti, išmirksti, paprašai, kad jums paprašot, kad padėtų. Išsigryninti, išsivalytų, programuose atsikratytų. Ir nutirpsta iš visų tų laukų, kiekvienam pagal pajėgumą. Matau, kaip tokie mėlyni kristalai tose tuščiose vietose pradeda augti, nes kaip ir tuščios vietos nebūna. Neegzistuoja. Tai va čia kažkokia tais kristalas čia šiuo atveju tokia kaip informacijos talpykla gaunasi. Tu gali priimti vat kažkokią naują, aukštesnio galbūt lygmens suvokimo tą vat informaciją. Tavęs nebetempia žemyn tas sunkumas, ta našta. Ir tu esi pasiruošęs naujai informacijai. Gerai, sakau, naujai informacijai. O kaip su tuo susirinkimu informacijos išsiaiškinimu, kas tu esi? Savęs susivedime, kas šiuo atveju padėtų. Koksai išsigryninimas. Nu, va šitas ir veda prie to. Nes tie nauji kristalai, nauja informacija duoda aiškumo, matymo naujam lygmenyje. Čia kaip besimokydamas visada tik 5 klasėje, eidamas 10-15 metų, tu nieko naujo nesužinosi. Tu turi pereiti į kitą klasę, į kitą lygmenį, į 5, 6, 7. Ir tavo tas suvokimas plečiasi. Gerai, sakau, eterinėje erdvėje ar yra vieta, kur aš galėčiau susirinkti
išsigryninti, kas aš, kas tu, savastį, kokiu būdu atsisakius tų visų kontraktų, tų pririšimų, kad temsi visada savo informaciją. Tas tempimas ir duoda, tu kuo ilgiau gyveni, tuo sunkesnis dairaisi ir negali pakilti, nors pagal teoriją, taigi tu jau tiek informacijos turi, tiek žinių turi, jau tu ten kaip ir žiniuonis esi jau. Viską žinai, bet tu nematai virš to rūko, tos galvos nepakeli virš to savo chaosėlio tokio. Nes matau ten, kur eini, visur toksai kaip rūkas iki tavo viršugalvio. Ir tu kur pažiūri, visur tamsu, visur neryšku. O kai atsikratai to kontrakto, tada gali paaugi per galvą visą ir matau, kaip tu galvą iškišęs iš to rūko. Gali jau pasižiūrėti, suprasti, aiškiau darosi akyse, gaudaisi, kur esi, kaip esi, ką daryti, ko imtis, kokią strategiją veikti, kur eiti, iš karto kelios kryptys eina ir tas ir materialus, ir šeimos gyvenimas, ir tas finansinis, ir dvasinis, ir dar skirtingos tos kryptys, ir jos visur į visas pusės vienodai nutolę, vienodai svarbios ir vienodai suvokiamas, vienodam lygmenį. O čia visur ištampyta kaip virvutė, vieno daugiau, kito mažiau. Kita nori padauginti, tai kitas mažėja. Čia irgi tas virvutės žiūriu, ar mes čia jų atsikratėm čia su šitu, ar čia naujas kažkoks nauja programa įdėta, kaip kita programa įdėta, ne nauja. O čia kieno kažkoks Drako, nes man čia akim jau vieną mirksi. Nereptinė, tokia drakinė kažkokia tais. Bet čia nuo matricos eina. Ne reinkarnacijos, o čia nuo matricos. Ir užprogramuota kažkaip tais ant mūsų akies, užmautas toksai žiedas, ties vidurį, ties tą trečią čakrą, atrodo, paima. Tempi finansus, tai šeimos energetika nukrenta. Jeigu tu jų labai daug turi, tai tavo dėmesys, tavo energetika šeimai sumažėja, laikas sumažėja, viskas sumažėja. Jeigu sveikata, tai energetika tada, dvasinis tas pažinimas. Sergi, neturi kada ieškot, kur čia kas ir ką. Dvasinis ir fizinis pasiruošimas. Kažkaip šitus rodo vienas priešais kitą. Nes jeigu tu nueini tuo dvasiniu, tas tavo fizinis pasiruošimas sumenksta, tos energijos nebeskiri ir tada tu susergi.
tu sergi, nors tu ten dvasiškai kažkur kažką jau ten nuėjęs, kažko jau bendrauji su kitais pasauliais. O jeigu to dvasiškumo nėra, tempiu virvutę į kitą pusę, toks robotukas kvadratinis, kaip vaikštantis atrodo. Sveikas, viską, bet kažkaip ir to protų, ir to intelekto kažkaip vis bunkia. Bet sakau, taigi yra, kad būni prižiūrintis, bet susergi. Va čia to, kai nėra dvasinio, tai tokio gilinimuose į tą pusę, laiko sau skirimų, to minčių paleidimų, programų, dar kažkokio darbo su savim. Kai to nėra, tada susergi irgi. Tai ant šitos strypelio, galima sakyti, vis tiek bet kokiu atveju tu susergi, kai disbalansas atsiranda, nes centras rodo ligą. O šeimos ir pinigų darbo ta kertelė, kas tada pasidaro, irgi liga, bet dvasiniam lygmenyje, tos galvos visos ligos. Psichologinės, taip pavadint galima. Visokios depresijos, liūdesiai, kažkur kažką tai arba šeimai nesugebi skirti energijos, arba finansams. Irgi rezultatas tas pats. Gražiai čia mūsų vystė. Labai gražiai sakau, ką tu pasaka. Geriau nebūna. Blogiau nebūna. Būna blogiau. Neprisišnekėt. Gerai, sakau, gana čia žaist. Drakelį. Vesk į tą sistemą, iš kurios atėjo šitas. Bet čia kažkaip kai mirštam, šita programa pasinaikina su fiziniu kūnu. Kažkaip fizinio kūno informacija yra. O kai gimstam, gimimo metu, jau čia esant mums ją įkala. Iki 3 metų tame laikotarpyje. Matrica pasijungia šitos programos, pradeda veikti. Iš pradžių nieko, sistemingai, švelniai, viską kažkaip eina, o paskui, žinoma, kosenėt, kada jau atsiemi. Sakau, tai dabar vadinasi, visi matom, niekas nebenorim šitų izdevonų. Kaip žinau, paleidžiu iš savęs tą programą, tą tokį pliusą tokį. Kažkaip nueina į matricą ir ten įsistato kaip josios dalis, detalė. Tokia į savo tinkamą vietą, tokia klikšnėt įsistato. Kaip įdomiai. Sako, kad įsistato šitos dalys, tai kai tu miršti. Kai gimsti, vėl pareina. Tai dabar matrica mane laikys mirusią.
neegzistuojančią. Kaip ir nematys manęs. Va, sakau, nebus taip, kad ir aš kitų programų negalėsiu dabar nuo jos atsijungti. Kitam lygmenį galėsiu, jo. Kažkaip, kad galima. Ne iš šitos erdvės, kur aš čia analizuoju, ne iš šito kampo, bet kai aptiksiu kažkokią tais matricinę programą, aš ją galėsiu irgi atkabinti. Irgi galima pasižiūrėti, ar čia yra ar čia fizinio kūno programa, ar giliau einanti. Taip pat atkabinėti. Ką keičia, sakau. Aš matau, kaip, vaikštau kaip šešėlis, kaip vaiduoklis. Praeinu pro įvairius matricinius dalykus. Kaip kiaurai. Biškutėlį matosi, jaučiasi, kad kažkas yra. Toks šešėlinis vaiduoklis grinai. Šešėlį mato, bet atrodo, sistemai nelabai daug yra tokių užregistruotų. Ir nelabai supranta, ką daryti. Gerai, aš jau ten nuėjus kažkokius kitus reikalus jau tvarkausi. Jau mano eterinis kūnas jau ten dirba, pramušinėja kelius man. Jau kažkokius laidelius sukabinėja, atkabinėja. Aš greitai irgi iš šito taško, kiek įmanoma, daugiau atsikabinu. Tų programų ir seniau atkabinėjimo ir iš naujo. Kol nemato, kol nesusivokia, kol nesupranta, kas čia įvyko. To kryžiaus nebeturiu. Užleidžiu amneziją tam drakui. Ir jis paleidžia mane, kažkaip nusisuka į šoną, atrodo, kažkaip iš letenų paleidžia. Kaip mano dalį kažkokią, tai kaip distancinė, kurio valdydavo tas sritis. Atrodo, aš su savo valia, valios pastangom gali kažkiek tais įtakoti tą visą struktūrą. Užtat ir kilęs tas pasakymas, kur valia disciplina, ten baigėsi likimas. Bet tai valiai palaikyti reikia daug energijos eikvojusių, kad tos energijos turėti, jos reikia turėti. Kitus dalykus daryti. O čia iškrenta tas distancinis nebereikalingas jau. Nebegrūzins. Nebestumdys per jėgą kažkaip tais. Nes matau tam tikros sritys yra kaip ir nustumtos ir kaip būna net nulaužta ta rankenėlė, kad nebūtų kaip galima atstatyti. Vos ne taip. Tai dar informaciniam kūne viską pravalau. Kada kas čia ką nulaužė, nustumė, viską regresuoja, viską nuliuoja. Kad net nebūtų buvę, kad čia man nekeitinėtų mano likimo, aš pati jį susirenku į nagus suimu. Dar kažkokie pasipriešinimai išeitinėja, kažkokios energijos atidirbtos išeitinėja.
Nu va. Ir galima palikti šitą erdvę. Kažkaip tais, daugiau kažkaip tais duodu tą pliūpsnį, tą visą, tos galvos iškištos, matytis matom, susirinkt save susirinkam, to aiškumo gaunam. Nu ir vat, tarkim, pradžia vat jau tokia padaryta. Žiūrėsim, kokie kiti sluoksniai bus. Kitam kartui, kada kas čia išlys.